Tai esu Mantas Šakočius, statybos inžinierius. Esu gimęs Šiaulių rajone. Gyvenu šiuo metu Kuršėnuose, bet Šiaulių miestas taipogi yra vienas iš labiausiai mano, kaip sakyti, lankomų vietų, nes daug darbo santykių čia yra. Mano pažintis su statybos inžinerija buvo dar labai senai, 2005 metais, tik pabaigus mokyklą. Buvo netikėta, nes iš tikrųjų buvo didžiausias tikslas įstoti į Vilnių. O tuo metu galėjau įsirašyti 20 vietų, tai aš kadangi labai neblogai mokiausi, įsirašiau 11 vietą į Vilniaus Gedimino technikos universitetą. Tai va tokia mano pirminė pradžia buvo su statybos inžinerija. O po to vėliau iš tikrųjų mane sugrąžino iš Vilniaus į Šiaulius, kadangi po pirmo kurso teko grįžti ir atlikti pažintinę gamybinę praktiką. Tai teko tuo metu įsidarbinti į vieną iš Šiaulių įmonių. Dirbau iš tikrųjų prie didelio projekto, tai Impulso baseino Vairo gatvėje. Tai vat ten tokia mano pažintinė praktika ir iš tikrųjų nuo to ir užsikabinau. Tai labai džiugu, kad teko prisidėti prie tokių projektų kaip Impulsas. Po to dabar vat yra ir Jiskas tas vadinamas už Akropolio, tai ten taipogi teko dirbti. Ir pradirbęs Šiauliuose, aišku, pakėliau vėl sparnus į Vilnių. Tai Vilniui truputėlį irgi pabuvau. Teko pakeisti po krizės savo specialybę, sakykim taip, dirbti visai kitoj srity, tai IT srity, bet, kaip žinia, inžinieriai yra labai prisitaikantis prie savo, sakykim, tų vadinamų techninių žinių reikalaujančių specialybių. Tai vat labai pusantrų metų teko dirbti visai ne pagal specialybę. Ir netikėtai gavau tokį pasiūlymą sugrįžti į Šiaulių rajoną. Tai vat sugrįžau į Šiaulių rajoną, įsidarbinau į statybos įmonę. Iki šiol ten tebedirbu iš tikrųjų. Šiuo metu dirbu ir projektų vadovu. Turiu keletą didelių projektų, tai pradėjau dirbti kaip samatininkas. Tai tokia mano ta pradinė, sakykime, buvo veikla, kas susijęs su inžinerija. Bet taipogi aš ir kitų veiklų daug turėjau. Tai daug dirbau iš tikrųjų su jaunimu. Tai vienas iš kūrėjų buvau Jaunimų sąjungos, Lietuvos Jaunimų sąjungos, sakykime, valdybos narys buvau. Po to visuomeninėje veikloje daug dalyvavau. Visokių organizacijų, kurių, aišku, galėčiau vardyti, esu narys ir aktyviai veikiau ir universitete. Ir atėjo toks momentas, kad reikėjo man pasitobulinti praėjus tam tikram laikotarpį nuo pabaigimo. Tai taip susipažinau su Šiaulių kolegija. O Šiaulių kolegijoje teko prasimokyti metus. Ten pasibaigiau statybos inžinerijos specialybę, nes buvo labai geros sąlygos, ypatingai reikia prisiminti, kad buvo covidinis laikotarpis, tai niekur toli negalėjom važinėtis realiai, tai buvo viskas uždara ir mums buvo sudarytos gan palankios sąlygos mokytis nuotoliu. Tai kolegija buvo labai gerai prisitaikiusi prie šitų iššūkių ir buvo smagu, aišku, ir darbą gintis gynėmės jau po pandemijos. Tai dėstytojai nuostabus, jaunas kolektyvas, gera bazė, gal jau ir kartojosi, bet požiūris į studentą, požiūris į kaip į žmogų, stengiamasi atliepti visus jo poreikius, stengiamasi ir techninę, sakykime, bazę pasižiūrėti, ar viskas tvarkoja, ar tu supranti, ar turi programas, nes kolegija taipogi turėjo nemažai tų nemokamų programų, su kuriom susiduriu darbe, bet pačias naujausias versijas tai yra sveikintina iš tikrųjų, nes aš kaip prisimenu savo pirminės studijas Vilniuje, tai mes dirbom iš tikrųjų su senom programom. O čia jau po tiek laiko, realiai po daugiau negu 10 metų,
teko pačiupinėti ir visai kitokius mokymosi metodus. Statybos inžinierius šitam regione tik viena jį ir beruošia. Nebėra aplinkui, kur, kaip sakant, ruošiami šitie specialistai, o jų poreikis yra labai didelis. Ir ne tik Šiaulių rajone, ir aš kalbu ir visos Lietuvos mastu, kadangi dar aš priklausau Lietuvos statybos inžinierių sąjungai, tai mes nuolat raginame švietimo įstaigas reklamuoti inžinieriaus specialybę, pritraukti kuo daugiau jaunų žmonių, kad jie mokytųsi inžinerijos. Tai kodėl reikia būtinai Šiaulių mieste mokytis? Dėl to, kad yra labai patogu, susisiekimas labai geras, vieta pačiam Šiaulių centre realiai, turi gerą biblioteką, yra 2 rūmai, geros patalpos, atnaujintos patalpos, dėstytojai turi naujas technologijas, gali pasitelkti mokymosi procese, žinios jų yra pačios naujausios, kokybiškai išdėstomos ir labai artimas ryšys yra palaikomas tarp dėstytojo ir studento, ko didesnėse, didžiuosiuose universitetuose nėra. Šiuo metu taipogi, aišku, gal jūs žinot, aš vis dar mokausi, aš visą gyvenimą mokausi. Tai dar studijuoju Kauno technikos universitete, Panevėžio verslo ir vadybos fakultete. Tai ten magistratūros studijas studijuoju. Ir dar labai gerai yra, kad Panevėžio fakultetas iš tikrųjų betarpiškai bendradarbiauja su Šiaulių kolegija. Ir mūsų kolegijos, sakykime, tas yra įdirbis didžiulis, nes dalinasi dėstytojais. Tai yra, dėstytojai dirba ir Šiaulių kolegijai, ir Panevėžio fakultete, Kauno technikos universiteto. Ir yra parengtos tam tikros studijų programos, kurios leidžia iš kolegijos tiesiai stoti į magistrantūros studijas. Programos yra suderintos ir mokomi dalykai yra, kaip sakant, visi, kurie yra reikalingi tolesniam magistrantūros mokymuisi. Tai realiai pabaigus kolegiją galima studijuoti ten ir ten taipogi yra gan netoli Šiaulių. Galima mišriuoju būdu studijuoti, tai yra studijos ir nuotolis, ir fiziškai, kaip sakant, galima. Tai va čia yra labai svarbu ir motyvuotai, nes kolegija tai vis dėlto yra pirmas laiptelis į inžinieriaus karjerą. O tolesni žingsniai yra ta pati magistratūra. Aišku, galima ir toliau mokytis. Niekas nedraudžia, bet inžinieriui jau aukščiausias lygis būtų magistratūra, nes dar inžinierius nėra inžinierius tik ką pabaigęs. Jis turi ir turėti atestatą, kas yra labai svarbu. Tai irgi besikeičianti įstatymų bazė realiai reikalauja kai kuriais atvejais magistro išsilavinimo. Niekada nebuvau nutolęs nuo jaunimo, visada norisi tą jaunimą šviesti, nes mes iš tikrųjų turim šaunų, nepriklausomą jaunimą, kuris kiek kitaip mato tą mūsų supantį pasaulį negu mes. Aišku, kas kitieji ne mes padės, nes, sakykime, mano ta karta, vis dėlto mes gyvenam toj tarpiniai santvarkoje. Mes gimėm lyg tai kitoj santvarkoje, bet augom, formavomės kaip asmenybės jau nepriklausomai Lietuvoje. O jaunimas jau yra visai kitoks, kai kuris jaunimas jau yra ir Europos Sąjungoje užaugęs ir visą kitą. Tai mano noras buvo labiau iš inžinierių sąjungos, kadangi aš ten priklausau. Tai mūsų tikslas yra kuo daugiau pritraukti jaunų žmonių į šią specialybę, nes Lietuvai labai reikia. Mes labai didelį kiekį realiai prarandame netgi užsakymų dėl to, kad mes neturim savo inžinierių tiek tokio poreikio. Šiai dienai poreikis yra
300-400 trūkstamų inžinierių. Nesvarbu, kokias ten specialybė bebūtų, čia kalbam apie statybos inžinierius. O dar yra ir kitų, ir mechanikų, ir automobilių. Yra krūva inžinierių, jų trūksta dėl to, kad visi galvoja, kad inžinerija yra labai sudėtingas mokslas. Taip, jis yra sudėtingas, bet jis yra nuoseklus ir tu, pabaigęs inžineriją, tu gali realiai aplikuoti į bet kokį, bent truputį su inžinerija susijusią specialybę. Nes tu prisitaikysi, tu jau turi bazinės žinias, tau tik tai reikia truputėlį padirbėti su savim, pasigilinant į tam tikrą specifiką. Mes inžinieriai prisitaikom prie visko. Tai yra labai svarbu. O kas liečia važinėjimąsi mano po mokyklas, iš tikrųjų tai yra tokia mano veikla, kad padėti, ko aš neturėjau, pats neturėjau galimybės kaip formuoti savo karjerą nuo pat 8 klasės ar 9 klasės, tai norisi tą galimybę turėtų ir dabartiniai mokiniai. Aš su inžinieriaus specialybė susigyvenau ir aš džiaugiuosi, kad ją pasirinkau. Ir tuo savo, sakykime, šitą patirtim noriu pasidalinti ir su mūsų jaunaisiais protais.